Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Shinitai Gaura Sundara Ki, Srila Prabhupada Ki, Gaura Prabhupada. Hare Krishna, brangus bhaktai. Matau, kad užrašytas 29 tekstas. Aš rašiausi 30, tai Krishna visada su lilom. Tai paskaitysim šiandien 2 tekstus. Tikiuosi labai nesupyksit ant manęs. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Taip, tai skaitom toliau Šrimad Bhagavatam, 4 giesmę, 20 skyrių. Skyrius vadinasi Viešpats Višnu atvyksta į aukojimo areną. Skaitysim 29 ir 30 tekstus. Bhajanti athatvam atta eva sadavo. Vyadasta mayaguna vibramodayam. Bhavat padanusmaradat riti satam. Nimita manya bhagavana vidmahe. Bhajanti atvatva ata eva sadavo. Vedasta maya guna vibraha modayam. Bhavat padanusmaranam riti satam. Nimitam anya bhagavana vidmahe. Tai paskaitysim vertimą ir komentarą ir paskui dar 30 tekstą. Ne, gal 30. Galim. Bhajanti, jie garbina. Atha, todėl. Tvam, tave. Ataheva, todėl. Sadvaha, visi šventieji. Vyadasta, išsklaidančias. Maya guna, materialiosios gamtos gūnas. Vibrama, klaidingas pažiūras. Udayam, pagimdytas. Bhavat, tavo. Pada, lotosinės pėdas. Anusmaranat, nuolat atmindami. Rytė, išskyrus. Satam, iškiliems šventiesiems. Nimitam, priežasties. Anyat, kitos. Bhagavan, aukščiausiasis Dievo asmuo. Na, ne. Vidmahe, aš galiu suvokti. Materijos pančius nusimetė iškilų šventieji su meilė ir atsidavimu tarnauja tau, nes tik tau tarnaujant galima išsinarplioti iš materialios būties iliuzijų. O Viešpatie, kokia kita priežastis gali versti išsivadavusias sielas ieškoti prieglobsčio prie tavo lotosinių pėdų, jei ne ta, kad jos negali nė akimirkai jų užmiršti. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada Ki. Komentaras.
Paprastai karmiai pasineria į veiklą, trokšdami džiaugtis savo darbo vaisiais ir sukurti fiziniam kūnui kuo patogesnį gyvenimą. Gyjaniai bodisi karminė veikla, nes suvokia, kad yra dvasinės sielos ir su materialiu pasauliu neturi nieko bendra. Patyrę savo dvasinę esmę, žinių lygmenį, pasiekusieji gyjaniai turi atsiduoti viešpaties lotusiniams pėdoms, kaip tai jos ragina daryti Bhagavad Gita. Bahunam Janman Ante. Jeigu žmogus netampa bhaktu, jo dvasinis tobulėjimas dar nėra pasiekęs kulminacijos. Neatsitiktinai Šrimad Bhagavatam sakoma, kad atmaratmos, tai yra tos sielos, Šešinitai Gaura Sundaraki, tos sielos, kuris semėsi džiaugsmo savyje, materialiosios gamtos gūnos neveikia. Kol žmogus yra materialių gūnų, ypač radžaso ir tamaso valdžioje, jo sieloje viešpatauja godumas ir geismai, kurie priverčia žmogų lieti prakaitą nuo aušros iki sutemos. Klaidinga savimonė, kurią gyvąjai esybei primeta materialiosios gamtos gūnos, verčia jį nuolat persikūnyti ir jo siela niekur neranda atilsių. Tai suvokia gyjaniai, liaujasi veikia ir duoda karma sanjasios įžadus. Tačiau ir tai nesuteikia jiems visiško pasitenkinimo. Patyrusi savo dvasinę esmę, gyjanį, jo materialiai išmintis, paskatina ieškoti prieglobsčio prie viešpatės lotusinių pėdų. Tik laimėjęs viešpatės prielankumą, kai jo mintis veržiasi prie viešpatės lotusinių pėdų, jis pagaliau pasiekė dvasios ramybę. Neatsitiktinai, Prithu Maharadža priėjo prie išvados, kad atsidavimo tarnystės kelią pasirinkusios išsivadavusios sielos pasiekė aukščiausią gyvenimo tikslą. Jei išsivadavimas pats savaime būtų aukščiausias gyvenimo tikslas, išsivadavusioms sieloms nebūtų jokio reikalo praktikuoti atsidavimo tarnystę. Kitaip sakant, atmananda, transcendentinė palaima, kurią patiria suvokusiai savo dvasinę esmę ir iš tolo neprilygsta tai palaimai, kurią sielai suteikia atsidavimo tarnystė viešpatės lotosiniams pėdoms. Tai suprasdamas Prithu Maharadža nutarė, jog nuo šiol nuolat klausysis viešpatį šlovinančių pasakojimų ir tokiu būdu sutelks visas savo mintis į jo lotosinės pėdas, nes tai ir yra aukščiausias gyvenimo tobulumas. Šešinitai Gaura Sundaraki Jai. Gal iš karto dar skaitom 30 tekstą. Manya giram te jagatam vimohinim, varam vrini šveti bhajantam adhayat, vachano tantya jedite janositah, katham punah karma karoti mohitah. Manye giram te jagatam vimohinim, varam vrini šveti bhajantam adhayam, vachano tantya jedite janositah, katham punah karma karoti mohitam. Galim pažodinį. Manya, aš manau, geram, žodžiai, te, tavo, jagatam, su materialiu pasauliu, vimohinim, gluminantis, varam, palaiminimą, vrinešva, tiesiog priimk, įti, taip, bhajantam, tavo bhaktui, adha, tu sakei, yat, kadangi, vača, vedu teiginiais, nu, tikrai, tantya, virvėmis, yadi, jeigu, te, tavo, janaha, paprasti žmonės, asitah, nesusaistyti, katham, kaip, punaha, vėl ir vėl, karma, karminė veikla, karoti, atlieka, mohitaha, susižavėjai. Šrilas Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada Ki. O viešpatie tavo žodžiai tyram bhaktui glumina mane. Tu puikiausiai žinai, kad tyri bhaktai abejingi gundantiems pažadams, kuriuos tu dosniai žiūri vedose. O paprasti žmonės, suklaidinti gražių vedų žodžių,
ir susigundę karmos vaisiais visa galva pasineria į karminę veiklą. Komentaras. Didis Gaudija Sampradajos Ačarya Šrila Narottama Dasa Thakuras skelbia, kad labai prisirišusių prie karminės veiklos, apie kurią pasakojama Vedų karma kantos ir Gyana kantos skyriuose, lemtis sunki. Vedos kalba apie 3 veiklos formas – karma kanda, karminė veikla, Gyana kanda, filosofinius ieškojimus ir upasana kanda, pusdievių garbinimą siekiant materialių gėrybių. Praktikuojančių karma kandą arba gyana kandą lemtis sunki ta prasme, kad tas, kuris pateko fizinio kūno nelaisvėn, nesvarbu ar tai būtų pusdievio, karaliaus ar gyvūno kūnas, yra pasmerktas kentėti ir mirti. Visos gyvosios būtybės šiame pasaulyje kenčia trejopas kančias. Pastangos suvokti savo dvasinę esmę filosofinės tiesos paieškomis iš dalies irgi yra tuščias laiko gaišimas. Nes gyvoji esybė pagal savo prigimtį yra neatsiejama aukščiausio viešpaties dalelytė. Ir todėl jo svarbiausia skirtis ištikimai tarnauti viešpačiui. Turėdamas tai galvoje, Prithu Maharadžas sako, kad gundančios materialios malonės yra savotiški žabangai, į kuriuos pakliuvusi gyvoji būtybė vergauja materialiame pasaulyje. Todėl jis tiesiai šviesiai sako viešpačiui, kad siūlydamas gyvosioms būtybėms įvairias malonės, tai yra žadėdamas joms materialinės gerybės, viešpats jas klaidina. Tyro bhakto nedomina nei bhukti, nei mukti. Kartais viešpats dovanoja materialias malonės bhaktams neofitams, kurie dar nesuvokia, kad jokios materialinės gerybės nesuteiks jiems laimės. Neatsitiktinai Chaitanya Charitamritoje viešpats skelbia, kad nuoširdžiam, tačiau nelabai išmintingam bhaktui visas žinantis viešpats paprastai nedovanoja materialių malonumų, net jam jų prašant. Maža to, viešpats atima iš tokio bhakto viską, kas šiam teikia džiaugsmą, kad galų gale jis visą savo sielą atsiduotų viešpačiui. Kitaip sakant, materialios malonės bhaktui nieko gero nežada. Vedų žodžiai, žadantis, atnašaujantis gausias aukas, gyvenimą rojaus planetose, išmuša žmonės iš tiesos kelio. Ne veltui Bhagavad Gitoj, 2 skyriuje, 42 posme, viešpats skelbia, jam imam pušpitam vačam pravadenti apie vaščitą. Susižavėję vedų gražbylystėmis, menkesnės nuovokų žmonės apie vaščitą pasineria į karminę veiklą ir siekia materialių gerybių. Gyvenimas iš gyvenimo įsikūdinami vis naujais fiziniais pavidalais, jie beviltiškai ieško laimės. Pasimelsim. Om Agyanati Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurul Militam Yani Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yani Bhutali Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Dvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtamcha He Krishna Karuna Sitko Dina Batko Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Taptakancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Risharbuni Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatrubhashya Kripa Sudurevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kągi toliau skaitom Šrimad Bhagavatam. 4 giesmė, 20 skyrių viešpats Višnu atvyksta aukojimo areną. Dar kartą paskaitysim. Trisdešimtą tekstą.
Manye geram teja gatam vimohinim, varam vrini šveti bhajantam adhayat, vachanu tantya yedi teja nosita, kad kampunah karma karoti mohita. O viešpatie, tavo žodžiai tyram bhaktui glumina mane. Tu puikiausiai žinai, kad ir bhaktai, abejingi gundantiems pažadams, kuriuos tu dosniai žiūri vedose, o paprasti žmonės, suklaidinti gražių vedų žodžių ir susigundę karmos vaisiai, visą galvą pasineria į karminę veiklą. Didis Gaudija Sampradajos Ačarya Šrila Narottama Das Thakuras skelbia, kad labai prisirišusių prie karminės veiklos, apie kurią pasakojame daug karma kantos ir gyana kantos skyriuose, lemtis sunkiai. Vedos kalba apie 3 veiklos formas – karma kanda, karminė veikla, gyana kanda, filosofinius ieškojimus ir upasana kanda, pusdievių garbinama siekiant materialių gerybių. Praktikuojančių karma kanda arba gyana kanda lemtis sunki ta prasme, kad tas, kuris pateko fizinio kūno nelaisvę, nesvarbu, ar tai būtų pusdievio, karaliaus ar gyvūno kūnas, yra pasmerktas kentėti ir mirti. Visos gyvusios būtybės šiame pasaulyje kenčia 3 kančias. Pastangos suvokti savo dvasinę esmę filosofinės tiesos paieškomis iš dalies irgi yra tuščias laiko gaišinimas. Nes gyvoji esybė pagal savo prigimtį yra neatsiejama aukščiausio viešpatės dalelytė. Ir todėl jos svarbiausia skirtis ištikimai tarnauti viešpačiui. Turėdamas tai galvoje, Prithu Maharadžas sako, kad gundančios materialios malonės yra savotiški žabangai, į kurios pakliuvusi gyvoji būtybė vergauja materialiame pasaulyje. Todėl jis tiesiai šviesiai sako viešpačiui, kad siūlydamas gyvosioms būtybėms įvairias malonės, tai yra žadėdamas joms materialinės gerybės, viešpats jas klaidina. Tyro bhakto nedomina nei bhukti, nei mukti. Kartais viešpats dovanoja materialias malonės bhaktams neofitams, kurie dar nesuvokia, kad jokios materialinės gerybės nesuteiks jiems laimės. Neatsitiktinai Čaitanya Čaritamritoje viešpats skelbia, kad nuoširdžiam, tačiau nelabai išmintingam bhaktui visą žinantis viešpats paprastai nedovanoja materialių malonumų, net jam jų prašant. Maža to, viešpats atima iš tokio bhakto viską, kas šiam teikia džiaugsmą, kad galų gale jis visą savo sielą atsiduotų viešpačiui. Kitaip sakant, materialios malonės bhaktui nieko gero nežada. Vedų žodžiai, žadantis atnašaujantiems gausias aukas, gyvenimo rojaus planetos išmuša žmonės iš tiesos kelio. Neveltui Bhagavad Gitoj viešpats skelbia jam imam pušpitam vačiam pravadadentė apaviščitaha. Susižavėję vedų gražbylystėmis, menkesnės nuovokos žmonės apie vaščitah pasineria karminę veiklą ir siekia materialių gerybių. Gyvenimas iš gyvenimą įsikūdinami vis naujais fiziniais pavidalais. Jie beviltiškai ieško laimės. Kągi šiandien mes aptarsim šitos skyriaus nuo 16 posmo, nes posmai yra tarpusavį labai susiję ir pabandysiu su jūsų palaiminimais atskleisti bent dalelytę to saldaus nektaro. Pirmiausia, 30 tekstas. Šiame posme Prithu Maharadža pasireiškia Vidžaja Bhavo viešpatės atžvilgiu. Ką tai reiškia Vidžaja? Vidžaja iš sanskritų kalbos reiškia narsumą arba dar kitaip išvertus riteriškumą. Šiame posme jisai be jokių nuoskaudų išreiškia tą savo nepasitenkinimą apie tai, ką daro viešpats. Ir viešpats Prithu tiesiai šviesiai sako čia viešpačiui, kad siūlydamas gyvosiam būtybėms įvairias malonės ir žadėdamas joms materialias gerybės, apie kurias čia kalba viešpats, viešpats tiesiog klaidina jas. Taip pat ir bhaktus išmuša iš vėžių. Ir paskaitysime dabar dar 16 posmą. Varam čamat kančana mana vedra, vriništiham gunashila yantriti taha, naham makarvai sulabasa tapo bihir, yogina vat jam samachita varti. Čia tam, kad jūs prisimintumėt ir susidarytumėt bendrą vaizdą. Viešpats šiame posme siūlo palaiminimus. O valdove,
Žaviuosi tavo nepaprastomis dorybėmis ir nepriekaištinga elgesiu. Tu pelnei mano prielankumą, todėl gali prašyti, ko širdis geidžia. Aš suteiksiu tau bet kokį palaiminimą. Kas nepasižymi iškiliomis savybėmis ir elgesiu, nepelnys mano prielankumo, net jei atlieka aukojimus ir griežtai tramdo kūną ar praktikuoja mistinę jogą, bet aš visada esu širdyje to, kuris niekada nepraranda dvasios pusiausvyros. Šiame posme taip pat yra išvardintos transcendentinės savybės, jų yra 26, aš gal jas irgi pavardinsiu, kad jūs prisimintumėt, jų yra 26. Pirmas, Bhaktas yra visiems geras. Antras, jis su nieko nesikivirčia. Trečias, visos jo mintys sutelktos į absoliučią tiesą. Ketvirtas, jis vienodas visoms gyvosioms būtybėms. Penktas, Bhaktas neturi ydų. Šeštas, yra kilnus. Septintas, švelnaus būdo. Aštuntas, rūpinasi švara. Devintas, yra paprastas. 10, dosnus. 11, taikaus būdo. 12, visa širdimi atsidavęs Krišnai. 13, neturi materialių troškimų. 14, romus. 15, jo charakteriui būdingas pastovumas. 16, jis yra sutramdęs jusles. 17, valgo tik tiek, kiek būtina. 18, šviesaus proto. 19, gerbia kitus. 20, yra nuolankus. 21, rimtas, susikaupęs, draugiškai nusiteikęs, turi poeto gyslelę, yra išmanus ir mažai kalba. Tai va, čia yra išvardintos nepaprastos transcendentinės savybės, iš tikrųjų, kurias mes turėtume ugdyti. Ir tos savybės yra neįprastos, nepaprastos, tai yra nepriekaištingas tas elgesys, tai, kas užkariavo viešpatį. Dėl to jis iš tikrųjų padarytų viską, ko tik nori, jo atsidavusysis išpildytų visus atsidavusiojo norus. Ir toliau viešpats sako šiame posme, kas nepasižymi iškiliomis savybėmis ir elgesiu, nepelnys mano prielankumo, net jei ir atlieka aukojimus ir griežtai tramdo kūną ir praktikuoja mistinę jogą. Čia jis kalba apie tuos, kurie atlieka askezes ir aukojimus, bet jie nėra išvystę savo savybių, tų transcendentinių, kurias mes ką tik perskaitėm. Ir elgesi neadekvačiai, tas niekada negaus viešpatės prielankumo. Dživa Gosvamis palėtė atsidavusiojo tema, kokia gali būti lemtis tų, kurie nepasiekė atsidavimo, tai yra neatsidavė viešpačiui. Ir čia kalbama apie tuos atsidavusiosius, kurie dar turi tų materialių norų savo širdyje. Ir šiame posme kalbama apie pažadus, kuriuos išpildo viešpats. Ir šie pažadai yra prašyti vedose, tai yra 96%, tai yra 96% sudarmo karma kandos, tai yra karminės veiklos tekstai. Tai yra kaip instrukcija, taip kaip mes turime instrukciją. Pavyzdžiui, įsigijom skalbimo mašiną, mes atsidarom instrukciją ir mes žiūrim, koks mygtukas ką reiškia, kaip mes prijungsim, kokią žarnelę, per kur tekės vanduo, kaip jinai veiks, mes išskalbsim skalbinius, tarkim, jo, ir paskui jinai ten, jeigu ten geresnė mašina, ten jinai išdžiovins ir taip toliau. Ir rezultate mes ištrauksim sausus ir švarius skalbinius. Tai lygiai taip pat vedos yra instrukcija, kuri darome, tarkim, vienokį ar kitokį dalyką ir tada mes galime patekti į vieną ar kitą rojinę planetą. Priklausomai nuo to, kiek mes esame iš tikrųjų nusipelnę, kiek dorybingų darbų esame atlikę ir kaip kokybiškai mes tuos darbus atlikome. Bet įdomiausia yra tai, kad čia svarbus toks momentas,
kad dauguma Kali amžiuje į rojines planetas nepatenka ir netgi tie, kurie užsirima karma kandos veikla, taip pat nurodo Vedos, galbūt ir patenka, bet tikriausiai, kad tikrai nedaugelis ir todėl, kad iš tikrųjų šiame Kali amžiuje yra labai sunku atlikti aukojimus, atlikti aukas. Ir tarkim, jeigu mes kažkur tai suklysim arba, pavyzdžiui, padarysim kažką tai ne taip, rezultatas gali būti priešingas, nei mes tikimės. Ir Dživa Gosvamis sako, kad į rojines planetas patenka tie, kurie siekia materialių gerybių, bet būtent atsidavusieji, kurie siekia materialios naudos ir užsiima atsidavimo tarnystę. Tačiau jie gali būti neišsiugdę transcendentinių savybių, kurios yra aptartos 16 šitam tekste. Kas nepasižymi iškiliomis savybėmis ir elgesi, nepelnys mano prielankumo. O tie, kas pasiekė tokį lygį, kas išugdė transcendentinės savybės, įgavo to nesavanaudiškumą daryti iš tikrųjų tai, ko nori mokytas arba tai, ko nori Krišna. Ir nieko tiesiog nenorėti savo, nekuriant savo gyvenimo kažkokių tai planų, tai tokia iš tikrųjų yra ir turėtų būti atsidavimo nuotaika. Su tokia nuotaika mes turėtumėm gyventi, nes tai yra pavyzdys mums, tai yra tyro bhakto nuotaika, kai mes norim patenkinti savo mokytoją, kai mes norim patenkinti Krišną. Ir mes turim stengtis mokytis, lygiuotis į tokius bhaktus. Ir trumpai, neišsiplečiant, egzistuoja 3 planetų sistemos. Divija Svarga tai yra aukštesnė planetų sistema, vidurinioji tai Žemė, kur mes esame, tai yra Bauma Svarga. Ir trečioji yra demoniškų žemių planetos, demoniškų žemių pragariškų planetų sistemos. Bet pas demonus taip pat yra ir rojinės planetos. Tai yra, jos yra šiek tiek aukštesnės. Jos vadinasi Bilva Svarga. Tuoj suprasit, kodėl apie tai pradėjau šnekėti. Jų planetos trumpai yra visiškoje tamsoje ir Saulės spinduliai iš tikrųjų nepasiekia šitų planetų, jie visiškai yra tamsoje. Niekada Saulė neapšviečia šitų planetų. O šias planetas apšviečia brangiakmeniai. Jų yra labai daug šitose pragariškose, demoniškose planetose ir tai yra kaip šviesos šaltinis. Taip pat šiuose demoniškų planetų rojinėse planetose yra taip pat labai daug rojinių malonumų, juslinių pasitenkinimų. Kaip tai pasiekiama? Pasiekiama vergaujant ir vergai paprastai užsitarnauja iš tų pragariškų pasaulių rojinės planetas, kai jie labai daug dirba. Čia prieš tai tam posme, 29, kurį mes turėjom šiandien skaityti. Taip. Dar pakomentuosiu. Dživa Gosvamis sako, kad atsidavusiai, taip pat kurie užsiiminėjo atsidavimo tarnystę, bet, kaip ir sakiau, neišvystė šitų savybių, jie nepasiekė netgi šitų rojinių planetų, tai yra tų aukštesnių planetų. Bet jei jie vis tiek yra kažkiek tai nusipelnę, tai kažkokį tai malonumą turėtų gauti, nes jie užsiminėjo, atliko tarnystę ir atliko, kaip šiame posme ir rašoma 16 posme, atliko aukojimus, griežtai tramdo kūną, praktikuoja mistinę jogą. Bet aš visada esu širdėje to, kuris niekada nepraranda dvasios pusiausvyros. Sakoma, kad iš tikrųjų netgi užsiemant sankirtaną jagją, bet neugdant minėtų savybių transcendentinių, kurios yra išvardytos šitam 16 tekste, žmogus papuola į žemesnės rojinės planetas. Ir tenkina ten savo juslės, gauna tos juslinius pasitenkinimus, juslinius malonumus, bet iš esmės, jeigu taip pažiūrėjus, tai jis tada tampa demonu, nes ten yra demonų rojinės planetos. Taip sako Dživa Gosvamis.
Bet iš esmės atsidavusiems šitos ar kitos planetos yra neįdomios ir apskritai, kaip čia sako 30 posme, tyro bhakto nedomina nei mukti, nei bhukti, nei mukti. Ir toliau galima skaityti, ką sako Prithu Maharadža 22 posme. Tai mintelė. Aukščiausiasis Dievo asmuo stovėjo priešais Maharadžą Prithu savo lotosinėmis pėdomis, beveik liesdama žemę, atsirėmęs į gyvačio priešo Garudos petį. Maharadža Prithu šluostėsi ašaras, kad geriau įžiūrėtų viešpatį. Tačiau ir jį regėdamas nepajuto visiško pasitenkinimo. Tada jis kreipėsi į viešpatį maldą. Čia šnekama apie vėl atsidavusi kaip Prithu Maharadža, kodėl jisai pradėjo melstis viešpačiui. Todėl, kad jisai pradėjo, tuo momentu jis pradėjo tarnauti viešpačiui. Tik tada mes jaučiam pasitenkinimą, kai darom iš širdies ir kai mes tarnaujam viešpačiui. Ir dabar 23 tekste toliau aiškinu, kodėl. O viešpate, tu geriausias iš pusdievių, dovanojančių palaiminimus. Ar išmintingas žmogus, tai žinodamas, ims prašyti tavęs malonių, kurios yra skirtos materialiosios gamtos gūnų paklaidintoms gyvosioms esybėms. Šios malonės ateina savaime netgi tiems, kurie pasmerkti pragaro kančioms. O viešpate, tu gali leisti man susilieti su tavo būtimi, tačiau tokios malonės aš netrokštu. Atsidavusysis netgi atsisako, jis netgi nenori susiliejimo, nenori ir kalba apie tai. Ir 24 tekste kalba, kodėl atsako, kodėl. Todėl, o viešpate, aš neprašau tavęs leidimo susilieti su tavąja būtimi, nes su ją susiliejęs negalėsiu ragauti tavo lotosinių pėdų nektaro. Aš trokštu kitos malonės, dovanok man milijoną ausų, kad galėčiau klausytis iš tyrų bhaktų lūpų, besiliečiančių šlovinimo žodžių tavo lotosinėms pėdoms. Ir čia viskas, ko trokšta atsidavusysis, atsidavęs, tai yra klausyti šlovinančių pasakojimų iš tyrų bhakto lūpų ir pačiam šlovinti aukščiausią Dievo asmenį, Šravanam, Kirtanam. Ir nes susiliejus su viešpačio brahmanu, bhaktas negalės nei klausytis, nei šlovinti ir iš tikrųjų bhaktą gąsdina tai. Ir toliau 25 posme. O viešpatė didus išminčiai apdainuoja tave nuostabiomis eilėmis, jų žodžiai šlovinantis tavo lotosinės pėdas panašus į šafrano žiedadulkes. Kai transcendentiniai garsai, besiliejantis iš didžių bhaktų lūpų, atneša nuo tavo lotosinių pėdų užmarštin, paskendusiai gyvai esybei šafrano žiedadulkio aromato, jis palaipsniui ima prisiminti savo amžinus saitus su tavimi. Tai bhakta ilgainiui suvokia žmogaus gyvenimo skirtį. Todėl, o viešpatė, aš neprašau tavęs jokių palaiminimų, išskyrus galimybės klausytis tavo tyrų bhaktų. Ir čia Prithu Maharadža sako, kad materialūs malonumai, kurių galime pasiekti, toliau čia šnekės, kurios galima pasiekti kažkokia tai karminė veikla, jie pasiekia net tuos, čia kitas jau tekstas, kurie yra pragare ir ne tik pragare. Ir yra Rishabhadevas, jeigu prisimenat, tai yra Višnu inkarnacija, tai yra imperatorius Šrimad Bhagavatam, sako, kam prieinami daršiai yra palaiminimai, netgi toms gyvosioms esybėms, kurios ypatingai nesistengia. Rishabhadevas kreipiasi į
savo sūnus. Taip, tai čia bus 5 giesmė. 5 giesmė, 5 skyrius, 1 posmas. Paskaitysim. Taip, viešpats Rišabadeva taip pat tarė sūnums: brangus vaikai, visos gyvosios būtybės ateina į šį pasaulį su materialiu kūnu ir toms iš jų, kurioms nusišypso laimė gimti žmogumi, nedera vergiškai dirbti dėl juslinių malonumų, prieinamų net išmatas ėdančioms kiauliams ir šunims. Žmogus privalo tramdyti savo kūną ir išpirkti nuodėmes, kad pasiektų dievišką atsidavimo tarnystės būvį. Asketizmas nusplauna širdyje susikaupusias nešvarybės ir taip žmogus pelno amžiną gyvenimą, kupiną bet kokią materialią laimę, pranokstančius nenutrūkstamos palaimos. Šiame posme viešpats Rišabadeva kalba sūnums apie žmogaus gyvenimo svarbą. Savoka Deva Bhakt apibrėžia bet kurį materialų kūną turinti gyvoji būtybė, tačiau apdovanoto žmogaus kūnų ji neturėtų elgtis kaip gyvūnas. Šunys ir kiaulės džiaugiasi ėsdami išmatas, o žmonės po alinančios darbo dienos bando patirti laimę per maistą, svaiginimąsi, seksą ir miegą. Be to jie nuolat galvoja apie savo saugumą. Šitaip vadinama civilizacija. Tačiau gyvenimas žmogui duotas tam, kad jis siektų dvasinio tobulumo ir vardan šio tikslo aukotų gyvenimo patogumus. Gyvūnais ir augalais įsikūnijusių gyvųjų būtybių gyvenimas taip pat nėra rožėmis klotas. Jos irgi kenčia dėl savo praeities nuodėmių. Žmogus turėtų savo valia rinktis kančią, tai yra praktikuoti asketizmą ir tokiu būdu siekti dieviškosios būties. Pasiekę dieviškąją būtį, jie patirs amžiną laimę. Visos būtybės nori būti laimingos, tačiau kol jos įkalintos materialiame kūne, kančių joms neišvengti. Žmogus turi aukščiausią intelektą iš visų gyvųjų būtybių. Todėl norėdamas pasiekti amžiną laimę ir sugrįžti pas Dievą, jis turi vadovautis dvasinių mokytojų patarimais. Taip pat iš posmo akivaizdu, kad viešpats Rišabadeva savo pavyzdžių parodo, kaip valdovas, tarsi tikras tėvas, turintis natūralų instinktą rūpintis palikuonimis, turėtų mokyti ir auklėti savo valdinius Krišnos sąmonės dvasia. Krišnos neįsisąmoninusios gyvusios būtybės yra pasmerktos nuolatiniams kančioms, gimimų ir mirčių sūkuryje. Norint jas išgelbėti iš šios nelaisvės ir suteikti joms tikros laimės galimybę, jas būtina mokyti bhakti jogos. Neišmanimo pasiglemžtoje civilizacijoje niekas nepaaiškina žmonėms, kaip pasiekti bhakti jogos lygį, o be Krišnos sąmonės žmogus mažai kuo skiriasi nuo kiaulės ar šuns. Todėl šiuolaikiniam žmogui Rišabadevos pamokymai yra labai svarbus. Čia kalbama apie tai, kad žmogus turi atsiduoti askezei, kad galėtų žengti į tą dievišką atsidavimo tarnystės kelią. Atsiduoti askezei, tai tada kas vyksta, apsivalo širdis ir jis patirs tą amžiną gyvenimą, tą ilgalaikę dvasinę palaimą. Ir jinai yra iš tikrųjų neišmatuojama jokiais materialiais džiaugsmais ir jokia materialia laimė. Ir svarbus iš tikrųjų askezės momentas kiekvienam iš mūsų irgi, tai yra nusiteikimas, vidinė motyvacija ir nuotaika, su kuria mes atliekame tai. Ir Audarya Adhama yra sakęs, tam, kad galėtumėm pasitarnauti dvasiniam mokytojui ir Šrilai Prabhupadai, mes turėtumėm atlikti iš tikrųjų kažkokią tai askezę. Tam, kad pats žodis įgautų jėgą, kad pats žodis įgautų galią. Kad mes galėtumėm tą žodį
perduoti kitiems Viešpaties žinią. Ir atsidavęs, jisai gali išgirsti tą žinią savo širdimi, netgi iš neofito lūpų. Ir jisai gali gauti šitą nektarą, nes atsidavusieji, jie kaip bitės avily neša tą nektarą. Tačiau jeigu mes eitumėm į plačiąją visuomenę, mes negalim perduoti Viešpaties žinios tada, kai mes nepasitikim savim, kai mes tą žinią neperdodam širdimi, o perdodam tai dirbtinai. Ir tas dirbtinumas, žmonės jaučia tą vidumi, tą dirbtinumą, tą kažkokį netikrumą. Ir jie tiesiog mūsų neklausys. O jeigu ir klausys, tai jie gali tiesiog neišgirsti ir išeiti. Ir tiesiog apsisuks ir išeis. Todėl mes iš tikrųjų turime įgyti tam tikros jėgos. Čia kalba eina apie tą vidinę jėgą. Kad tas žodis turėtų prasmę, tą jėgą, kad jisai paveiktų, paliestų širdis kitų žmonių. Nes kai tu darai širdimi, tai jaučia kiekvienas, nes vis tiek Krišna yra kiekvieno širdyje, tik tai ne pas bhaktus, jisai miega, jisai yra kaip miego būsenoje. Ir mes galim padėti pažadinti Krišną širdyje, kiekvieno širdyje. Tai yra labai subtilus ir svarbus momentai mūsų. Taip pat Udarė Dama yra kalbėjęs ir apie įvairias askezių rūšis, kad tarkim turėtumėm mes susilaikyti, pavyzdžiui, nuo lytinių santykių ir kam tai reikalinga, kad mums nedingtų tas skonis šventiems Viešpaties vardams, kad tai sustiprintų mūsų džapą meditaciją. Ir netgi jisai duoda patarimus vyrams atsisėsti lotoso pozoje, tiesia nugara, atlikti kvėpavimo pratimus ir paskui pradėti medituoti džapą meditaciją. Ir taip pat siūlo užsiimti ir fiziniais pratimais. Pati iš praktikos puikiai žinau, kad dvasia įgyja tos sveikatos fiziniam kūne, kaip sako posakis, tai yra sveikame kūne, sveika siela. Tai irgi yra svarbu. Ir toliau Rišapa Devas Šrimad Bhagavatam antroji giesmė, 7 skyriui 10 posme. Čia dar galima, jeigu jums įdomu, gal dar spėsiu paskaityti, kas tas Rišaba Deva, kad jūs susidurėtumėt bendrą vaizdą tokį trumpai. Vėliau Viešpats apsireiškė karaliaus Nabio ir jo žmonos su Devės sūnumi Rišaba Deva. Siekdamas minčių pusiausvyros, jis praktikavo materialistinę jogą. Ši pakopa taip pat yra laikoma tobulybė, aukščiausio išsivadavimo būvio, kurį pasiekė žmogus, pasineria į savojo aš ir patiria visišką pasitenkinimą. Komentaras. Jada joga tai viena iš autoritetų pripažintų mistinės jogos praktikos, padedančios pasiekti savęs pažinimą formų. Vienas iš jada jogos praktikos reikalavimų, kad žmogus taptų kurčias kaip akmuo, nekreiptų jokio dėmesio į bet kokius materialius dirgiklius. Jada jogas privalo tapti panašus į akmenį, nereaguojantį į jokį išorinės aplinkos poveikį, kokia forma jis besireikštų. Tuo tikslu jisai sąmoningai marina savo materialų kūną. Kartu su kitais savęs marinimo būdais, džada jogai nusirauna nuo galvos visus plaukus, nesinaudodami skustuvu ar kitais įrankiais. Tačiau tikrasis džada jogos praktikos tikslas – nugalėti materialius potraukius ir atsigręžti į savąjį aš. Paskutiniais gyvenimo metais imperatorius Rišaba Deva klajojo po pasaulį dėdamasis nebyliu pamišėliu, visiškai abejinga žmonių užgauliojimams ir patyčioms. Pamatę gatvėje nuogą plaukais ir barzda apžėlusi pamišusi valkatą, nedaug kas suprantantis vaikai ir kvaili žmonės pjaudė jį ir šlapinosi ant jo kūno. Dažnai ilgą laiką, nekeisdamas pozos, jis gulėdavo savo paties išmatose. Jo išmatos skleidė gėlių aromatą
Ir dievoti žmonės gerai suprato, kad šis pamišėlis iš tiesų yra Paramahamsa, pasiekęs aukščiausią tobulybės būvį. Tie, kurių išmatos nekvepia gėlėmis, neturėtų imituoti imperatoriaus Rišabadevos. Rišabadevai ir tiems, kurie yra pasiekę jo tobulybės lygį, džada jogos praktika įkandama. Tačiau paprastas žmogus nepajėgus įvykdyti šio neįprasto metodo reikalavimų. Tikrasis džada jogos tikslas, kaip teigia posmas, yra prašanta karana, juslių sutramdymas. Visų jogos metodų, kad ir kokie jie neįprasti, tikslas pažaboti nevaldomas materialias juslės ir padėti savęs pažinimo pamatus. Mūsų epochoje yra daug jogos praktikos formų, ypač džada joga neteko praktinės reikšmės. Tuo tarpu bhakti jogos reikalavimai visai įgyvendinami, nes jos praktika atitinka dabartinės epochos sąlygas. Tai Rišabadeva jisai kalba, kad juslinis malonumas žmogus neturi mėgautis, kad tai iš tikrųjų žmogus gali patirti be jokių pastangų, tiesiog reikia išlaukti mirties ir gauti šuns ar kiaulės kūną. Ir tada mes galim patirti begalę malonumų. Ir Audarya Dama dar yra kalbėjęs vieną tokį momentą, kai tarkim kažkas tai užeina į altorių su mažu vaiku ir dažniausia daugumos dėmesys būna nukreiptas į vaiką. Ir jis paaiškina, kodėl. O todėl, kad vaikai jie patiria trumpalaikius džiaugsmus, trumpalaikę tą laimę, tos malonumus iš tų mažų kasdienių dalykų, nei paprastai suaugusieji. Ir ta energija sklinda iš vaikų. Ir tarkim, jeigu mes atsivestumėm kačiuką ar šuniuką mažą, tai tada visas dėmesys jau nukryptų į mažą kačiuką ar šuniuką, nes gyvūnai jaučia dar daugiau džiaugsmo ir tų tokių trumpalaikių malonumų. Iš tikrųjų, tai kalbant apie gyvūnus, tai kuo žemesnė sąmonė yra, tai yra jie jaučia tą tokį juslinį pasitenkinimą. Tuo tas juslinis pasitenkinimas yra didesnis. Ir pati žemiausia sąmonė iš tikrųjų turi medžiai. Ir jie nepatiria tos laimės, nes jie yra tokioj vadinamoje miego būsenoj. Kodėl taip sakom miego būsenoj? Iš tikrųjų, tai yra lyginama su mumis, kai mūsų sąmonė yra miego metu, kai mes miegame. Todėl gyvosios esybės, turėdamos gyvūno kūną, iš tikrųjų patiria daugiau tų juslinių pasitenkinimų, tų trumpalaikių laimės, tokių vadinamų akimirkų. Ir tokią būseną gali jausti bet kas yra pilname neišmanime, tai yra tamagūnoje. Arba tas, kuris turi tikrąjį žinojimą. Žmogus, esantis žinojime. Bhagavad Gita, 5 skyrius, 22 posmas. Išmintingas žmogus apeina kančių žydinius, kurie atsiveria susilietus su materialiom juslėm. O kunti sūnau, šie malonumai turi ir pradžią, ir pabaigą. Todėl išminčiui jie neteikia džiaugsmo. Tai yra, komentaras yra, kad materialūs jusliniai malonumai yra kontaktų su materialiom juslėm pasiekmė. Ir jie yra laikini, nes laikinas yra ir pats kūnas. Ir išsivadavusios sielos jų nedomina niekas, kas yra laikina. Ar gali išsivadavusi siela patyrusi transcendentinius malonumus tenkintis netikrais malonumais? Tai yra, išmintingas žmogus, jisai neieško juslinių malonumų, nes jie gali mus įkalinti. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu mes pradėsime valgyti šiek tiek daugiau nei reikia mūsų kūnui,
valgysim kiekvieną dieną vieną daugiau, kitą dieną vėl daugiau. Ir vieną dieną prieisim tiesiog prie to, kad mes gyvensime dėl to, kad mes pavalgytumėm. Ir tai jau bus prisirišimas, nes mes visą laiką galvosim apie maistą. Padarysiu tą, tada pavalgysiu, o kada pavalgysiu. Aišku, tai palyginus yra vienas toks iš nekalčiausių prisirišimo būdų. Yra ir baisesnių. Ir dar, jeigu spėjau pabaigai, noriu paskaityti jums iš Bhagavad Gitos 5 skyrius, karma joga, veikla Krišnos sąmonė, 23 posmą. Jeigu prieš palikdamas esamą kūną, žmogus sugeba iškęsti materialių juslių poreikius ir pažaboti savo troškimų bei pykčio jėgą, jis gyvena teisingai ir jau šiame pasaulyje jis yra laimingas. Ir komentaras. Norint daryti nuolatinę pažangą savęs pažinimo kelyje, reikia stengtis kontroliuoti materialių juslių, kalbos, pykčio, proto, skrandžio, lytinių organų bei liežuvio impulsus. Sugebas kontroliuoti visų šių juslių impulsus, o taip pat ir protą, yra vadinamas gosvamiu arba svamiu. Gosvamiai gyvena griežtai, apribotą gyvenimą ir puikiai ir pilnai kontroliuoja juslių impulsus. Nepatenkinti materialūs troškimai sukursto pyktį. Ir tuomet pykčių užsiplėskia protas, akis ir krūtinė. Todėl reikia mokytis susitvardyti, dar prieš paliekant šį materialųjį kūną. Tas, kuris sugeba susitvardyti, jau pažino save, todėl yra laimingas, pasiekęs tokį būvį. Transcendentalisto pareiga visomis jėgomis stengtis suvaldyti troškimus bei pyktį. Hari Krišna. Gal kokių turit komentarų ar klausimų? Gerai? Ačiū. Džiai, Čitani Čandra, Širam Prabhuki, džiai. Aš gal klausimas. Gal kažkas papildyti turit, gal kokių minčių? Kažkaip įsiterpiau, galvojau, kad tik spėtų, taip norėjęs jums perduoti žinią, tai iš tikrųjų šitos giesmės, 4 giesmės posmai tarpusavį yra labai susiję ir puikiai matot, pradėjom skaityti nuo 16, jo, prisiminėm 16 tekstą ir toliau, ir kaip tarpusavį, kaip atsiskleidžia tas vis dėlto visas bendras vaizdas, kaip viskas yra susiję. Svarbiausia yra nepamiršti, kad mūsų šitie kūnai yra laikini ir kas yra svarbiausia, kad mūsų tikslas yra tarnauti aukščiausiam Dievo asmeniui ir tik tai norėdami tarnauti visą širdimi, išsiugdė savybės, kurios yra aprašytos šitam 16 tekste. Stenkimės jas užsiugdyti. Bhaktas yra visiems geras, jis su nieko nesikivirčia, visos jo mintys sutelktos į absoliučią tiesą. Jis vienodas visoms gyvosioms būtybėms. Bhaktas neturi ydų, yra kilnus, švelnaus būdo, rūpinasi švara, yra paprastas, dosnus, taikaus būdo, visa širdimi atsidavęs Krišnai, neturi materialių troškimų, romus, jo charakteriui būdingas pastovumas, jis yra sutramdęs juslės, valgo tik tiek, kiek būtina, šviesaus proto, gerbia kitus, yra nuolankus, rimtas, susikaupęs, draugiškai nusiteikęs, turi poeto gyslelę, yra išmanus ir mažai kalba. Kągi, Šrimad Bhagavatam ki. Čitani Čandra Širam Prabhu ki. Nirsimhai. Gerai. Namaste, Namaste.
Прохлада, хладодайне, Hiranyakashipurvakshaha, Shilatankanakalaya, Ito nisimho, bharato nisimho, Yato, yato, yamitato nisimho, Bhavir nisimho, Bhavir nisimho, Nasimhamadim sharanam prapadim, Tava kara kamalavarena kam abhuta shringam dalita hiranyakashipu tanu bringam keshavadita narhari rupa Jai Jagadisha Hare Jai